Tai sveiki. Valerijus Leontievas. Laida pristato. Nemalonumų nebus, jei turėsit čiops. Mano žavesio paslaptis, be abejonės, mano plaukai. Tiesa, dėl naujų mokslo pasiekimų. Naujasis šampūnas Regenium iš L'Oreal nuo plaukų silpnėjimo, kuris atsiranda su amžiumi. Regenium plaukus regeneruoja. Jausmas toks, lyg plaukai būtų atsigavę, storesni ir tankesni, suviliota. Ne, nesuviliota, įsitikinusi. Naujasis Elvital Regenium iš L'Oreal. Jūs taip pat to verta. Dalyvaukite žaidime, dovana visam gyvenimui. Parduotuvėse T-Market pirkite 5 prekes. Iškirpkite iš prekių pakuočių 5 žaidimo lipdukus, sudėkite į specialų voką, užpildykite jį, įveskite į žaidimo dėžę parduotuvėje ir laimėkite didįjį žaidimo prizą. Galimybė visą gyvenimą, kiekvieną dieną apsipirkti T-Market parduotuvėse nemokamai. Šeštadienį žiūrėkite žaidimą, dovana visam gyvenimui ir laimėkite puikius savaitės prizus. O gegužės pabaigoje mėnesio prizą. Pirti! Lietuvoje nauji tarpmiestinio ryšio kodai. Naujus miesto kodus sužinosite. Visose Lietuvos telekomo klientų aptarnavimo centruose gausite paštu kartu su sąskaita, rasite Lietuvos telekomo tinklapyje šalia kiekvieno taksofono ir visada sužinosite paskambinę nemokamų numerių 117. Ačiū, kad skambinate. Geros dienos! Estrela pristato karsto žaidimą Švęsk kiekvieną dieną. Laimėk iškart linksmųjų Estrela traškučių, pinigų, mobiliųjų telefonų, magnetolų ir vaizdo kamerų. Arba rask laimingai kuponą, registruokis ir laimėk vieną iš 10 motorolerių Yamaha Slider Radio centro laidos radioaktyvus metu. Didysis prizas – stilingasis Mini Cooper. Estrela traškučiai, būk ir duk. Europos dienos turas per Lietuvą. Moksleiviškos akcijos bei eisenos vyks gegužės 3 dieną Klaipėdoje, 6 Šiauliuose, 7 Panevėžyje, 8 Kaune ir 9 dieną Vilniuje. Ir tai dar ne viskas. Gegužės 9 dieną 19 val. Vilniuje Sereikiškių parke vyks koncertas, kuriame pasirodys Lietuvos bei užsienio muzikos grupės. Organizatoriai – Europos namai, Vilniaus iniciatyvinė moksleivių grupė. Įdomu, kas įkvepia šią katę nepaprastiems nuotykiams. Tai dėl KitKat gabalėlių su jogurtu. KitKat. Kupinas katiniškumo. Valerijus Leontievas. Klaipėdoje gegužės 4, Vilniuje gegužės 5 dieną. Koncerto mecenatas, riešutai ir saulėgrąžos Mogi. Viešbutis Vėtra, alio vakarai, Čili pica, informacija telefonu. Didžiausias Klaipėdos dienraštis Vakarų ekspresas. 2 Horn alaus bokalai bare už vieno kainą, nes kiekviena pakuotė laiminga. Prekių šeima
O skelbia žaidimą Turtingesnis pavasaris. Per 8 savaitės galėsite laimėti net 140 puikių Siemens buitinės technikos prizų, o žaidimo finale 3 legendinius Siemens šaldytuvus, kurie taps dalele jūsų šeimos. Perkate bet kurias 2 iš žaidime dalyvaujančių O prekių, siunčiate čekį šiuo adresu arba registruojatės telefonu ir tampate žaidimo dalyviais. Akcijos taisyklės žurnale TV Gidas ketvirtadieniais. Prekių šeima, o pavasaris dar turtingesnis. Naujus tarpmiestinio ryšio kodus sužinosite nemokamų numerių 117. Jei už tos pačius pinigus galėtumėte nusipirkti šią pastą dėžutėje arba 25 ml daugiau, bet be dėžutės, ką pasirinktumėte? %80 apklaustųjų rinktųsi daugiau pastos be dėžutės. Dabar blendamet be dėžutės, todėl dantų pastos 25 ml daugiau, o kaina tokia pat. Gal norėtum nors trumpam sugrįžti į vaikystę, aplankyti savo svajones. Avantam ir Belsadis iš Renault dovanoja. Pep Bow, garsiausių 21 amžiaus muilo burbulų romantikų iš Ispanijos ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro bendrą projektą jau greitai, gegužės 6 ir 7 dienomis Nacionalinėme operos ir baleto teatre. Dirigentas Gintras Rinkevičius. Rėmėjai LNK, Laisvalakis Respublika, radijos stotis M1+, viešbutis Holiday Inn. Blin, švelnumas. Tai švelni daina, kurią dainavo man mama. Mama, kurią dainavo man mama. Suplin, švelnus kaip mamos prisilietimas. Laidą pristato Durex. Dėl milijono priežasčių. Ateik čia, klausyk dabar pats žinok ir perduodi savo draugams. Ketvirtadienį, pusė 9 vakarą, turi LNK. Tau, aš, Artūras. Skudai niekas. Filmą pristato Durex. Dėl milijono priežasčių. Daugybės kino festivalių favoritas. Nominuotas 2 Oskarams. Filmas Centrinė stotis. Apie berniuką, ieškantį tėvo. Apie moterį, geidžiančią tikrų jausmų. Ir šalį, pasiilgusią šaknų. Centrinė stotis. Nepaprasta ir magiška kelionė už žmogaus širdies gelmes. Snowball naktyje. Šiandien 22:25 per LNK. Dėmesio, atrankinis savaitės klausimas. Kokioje šalyje sukūriama daugiausia kino filmų? Variantai: Indija, Jungtinės valstijos, Prancūzija.